Sveiki visi, čia Muci Crafter ir šiandien kursiu 6 tekėti išlikimo seriją. Tai gerai, dabar pasakysiu ką. Atsiprašau dėl praeitos serijos, kai aš rendinau tą, pamiršau tą parašyti, kad ten 5 dalis, tai nepykit. Šį kartą tikrai taip nebus, tai reikia. Pasižiūrėsiu, kaip man čia tas gerai dirba, viskas tvarkoj. Aš neprisimenu, gal jums rodžiau, gal ne, kaip jį pasidaryti. Tai va, energy color, reikia deimantinio bloko, reikia stiklo, reikia krosnės ir glowstone. Ir reikia būtinai, kad būtų ant viršaus glowstone'as, nes kitaip jis nedirbs. Tai dabar aš kai ką jums noriu parodyti, tai mes darysimės geresnį Clean Star. Tai pasidarome, sudedame 4 Clean Starus ir gauname Clean Star 2. Iš kur aš jį gavau iš čia. Čia biš palikęs buvau. Gal ir ne. Nieko pakrausiu, biškį, čiut. Visiem čia nieko nepasikrovė. Nieko. Ir dabar man reikia nusileisti į apačią, susirinkti visus tuos daikčiukus, o mūsų medvilnė užaugus kai kur, arba kaip jinai ten vadinasi, tai aš jau nebežinau. Čia galima sakyti PvP zoną, nes čia pilna zombių. Ten Creeperis, Uranas. Ko dar ten yra? Kaip ir nieko. Kaip iš čia. Gerai, valgot. Yeah. Reikia apčią. Tai viskas susirinko. Viską susirinksiu, tada viską išdeginsiu. Tada man rubino mano. Daugiau nebus. Daugiau nebėra rubinų, tai lendam lauk. Aš buvau pragare, man ten nieko gero neišėjo, bet prisirinkau biškį glowstone'o. Gerai, iškepu visus šitus daiktus. Reikės turbūt pasidaryti dar vieną šito stalo gikamą, tam, kad biškį aš pakasinėsiu. Nors nereikia. Nesidarysiu. Biškį parodysiu kai ką, kodėl mums, pavyzdžiui, reikia Clean Star'o ir kam aš jį dabar čia taip kraunu. Tik tai imk ir rubinų. Vis tiek aš iš jų dabar nieko nesidarau. Gaila neleidžiu. Nieko pasikrovėm. Dabar darysimės tokį daikčiuką, tai reikia novo TNT, tai paprastas TNT ir Mombus Fuel. Taip sudėti ir gauni tos 2 TNT, tai čia nelabai sunku. Tada taip sudėti tą TNT, taip tos Mombus Fuel ir Flint and Steel. Ir gauname Destruction Catalystą. Jisai yra toksai kaip ir griovėjas, galima taip pasakyti. Tai aš dabar parodysiu, kaip ją naudotis. Jisai, galima sakyti, ryja šitą Clean Star energiją, tą fuel, kur mes išdeginam. Ir paspaudus mes taip jį užsikraunam ir paleidžiam tokį kaip koridoriams gerai kur. Ir dabar. Ir jeigu norit, kad ta energija dingtų, paspaudžiate Shift ir V. Ir visa energija dingsta. Ir tiesiog jis po truputį naikina. Biškį aš išnaikinau per daug. Gaidį mirko. Laukit biškį.
Eik iš utėlėtų. Negraži žalia utėlėtų. Nu, palauk, aš įsitrauksiu kardą. Gal šakis. Tik čia ubagėtų. Jam, gerai, kad kardą turiu. Dabar reikės man išlipti ir žodžiu. Nieko gero. Na, pagal atminti, kaip su ją naudotis. Reikia visą laiką nešiotis Clean Star'ą, kad būtų daug pakrautas, daug labiau pakrautas. Nes tiek, kiek aš čia dabar esu pasikrovęs, niekut. Nu, su juo čia lengva, kas mėgsta tunelius gražius daryti, ar tai taip, kaip nors daryti. Na ir paskutinis daiktas, ką aš norėčiau pasidaryti, tai Electric Jetpack. Tai, nu, pasiemu, įsidedu Refined Iron, tada įdedu Bad Boxą, nu, žinot, kaip jį pasigaminti, reikia baterijų ir, žodžiu, ir reikia tos mėlynos mikroschemos, jie irgi mokinau, kaip pasidaryti. Štai turime Electric Jetpack, einu, šį pasikrausiu. Gerai, reikia varyti, jungti elektrinį ir turbūt baigsiu tom video. Gerai, viskas ataušė. Tik šitie neperlu. Na, pradėjo dirbti gerai. Ir ką aš dar norėčiau pasakyti, gal nesakiau, gal sakiau. Niekad nejungkit šito MFE prie Bad Box'o. Nes sprogs Bad Box'as ir nejungkit prie aparatų, nes jie irgi gali sprogti. Nu, tai pasiekmes yra toks. Ir aš biškai noriu paskraidyti su mūsų jetpacku. Oh yeah, skraidom, Nu, dabar bus lengva viską prisirinkti pragare. Oh yeah. Jį reikės, aišku, pakrauti, bet čia nieko tokio kaliausi, kurią padariau. Tai gerai, su jumis buvom Crafter, dėkui, kad žiūrėjot, subinkit, like ir laukite 7 serijos.